Šiandien pasimokysim, kaip įveikti rąstą esantį ant kelio, kaip nenugriūti, kada perjungti pavaras ir panašiai. Darbas pasimažinam pavaras. Jeigu matome, kad teks įveikti rąstą, tada renkamės žemiausią jo pusę. Užkeliam priekį ir tada galą. Ir pravažiuojam. Atrodo paprasta, bet jeigu slidu, gali būti tikrai sudėtinga. Pasimokysim, kaip įveikti šaknis. Tai per jas reikėtų važiuoti kiek įmanoma skersai ir nestabdyti jų metu. Prisistabdom, atleidžiam ir tada šitaip įveikiam šaknis. Jeigu yra šlapios, tai gali būti šiek tiek problematiška. Dėl to laikom kiek įmanoma skersą trajektoriją ir kad būtų kuo smulkesnės šaknys. Pažiūrėsime, kaip įveikti pakilimą su šaknimis. Ieškome geriausiai riedančio kelio ir palei kraštą šaknų. Dažnai šaknis būna vienoje pusėje arba per vidurį, todėl laikomės tos pusės, kurioje tų šaknų yra mažiau. Bet, pavyzdžiui, per čia, per dešinę, lygiai tas pats va čia, per apačią. Čia yra du variantai, per kurį veikti, čia trumpesnis kelias. Ir va, šitaip įveikiam visus šaknų ruožus. Važiuojant į kalną per šaknis, reikėtų visą laiką žiūrėti į priekį. Tada matome, kur, kokią trajektoriją pasirinkti ir kaip efektyviai apvažiuoti šaknis. Tad pasirenkame trajektoriją tokią, kokią matome priekyje, kad ji geriausiai riedėtų, kad įveiktume šaknis skersai. Kartais būna tokių variantų, kad reikia per apačią šaknų važiuoti arba per viršų. Bet, pavyzdžiui, čia pasukame kairiau ir taip kylame. Turėsime dar vieną rąstą, kurį reikia įveikti. Čia yra ko gero techniškiausias. Reikėtų įveikinėti per kairę pusę. Iš pradžių svorį laikome gale, po to perkeliame į priekį. Tokiu būdu lengviau įveiksite rąstą ir nelaužysite ratlankių. Tiesa, mažas patarimas. Jeigu dabar panašių metu važinėjate, tai nepamirškite, kad keliai yra tikrai slidūs, kai kurie pasidengia plikledžiu. Tai patarimai važiuojant plikledžiu būtų tokie, kad stenkitės ypatingai nesukioti vairą į kairę į dešinę pusę. Jeigu įvažiuojate į plikledžio ruožą, tada stenkitės nestabdyti, o jeigu reikia stabdyti, stabdykite švelniai. Jeigu posūkio metu matote, kad yra plikledžio ruožas, pavyzdžiui, o dabar, tai tada tiesinkite trajektoriją. Ir, ko gero, vienas dar iš patarimų būtų, ieškokite geriausiai kimbančio kelio. Tai kartais posūkius ant ledo galima įveikti važiuojant ne visiškai tą keliu, o šone jo.
Tai tokie būtų patarimai važiuojant plikledžiu.